Labas rytas, sveiki gyvi visi, prisijungę prie nuotolinio renginio naujas kokybės ženklas Lietuvos darbo rinkoje, kurį organizuoja Kreditinfo Lietuva. Pirmasis Lietuvoje kredito biuras veikiantis mūsų šalyje daugiau kaip 20 metų. Kreditinfo Group veikia daugiau kaip 30 pasaulio šalių, net 4 kontinentuose. Sveikinuosi su tais, kurie prisijungėte prie mūsų šio susitikimo tinklalapyje vz.lt arba su tais, kurie prisijungė Kreditinfo Lietuva LinkedIn paskyroje. Šiandien Kreditinfo Lietuva pakvietė įmonių vadovus, žmogiškųjų išteklių vadovus ir žiniasklaidą susipažinti su nauja kredito biuro iniciatyva, kuria siekiama stiprinti darbdavių atsakomybę, gerinti darbo aplinką ir rūpintis savo kaip darbdavio reputaciją. Per pastaruosius keletą metų darbo rinka Lietuvoje išgyveno ne vieną tektoninę transformaciją. Prisiminkime COVID laikus, kaip greitai mes turėjome persiorientuoti, keisti savo įpročius ir pradėti darbuotis nuotoliu. Pažiūrėkit, kaip tai viskas puikiai pavyko, net ir šiandienos susitikimą mes organizuojame ne gyvai, o nuotoliu. Taipogi reikia paminėti, kad ir šiais laikais, šiomis dienomis pokyčiai toliau tęsiasi, išgyvename naujus technologinius virsmus, technologijos ir dirbtinio intelekto įrankiai sukėlė dar vieną revoliuciją mūsų darbo įpročiuose, žiūrėsime, kur tai mus nuves. Darbuotojų paieškos įmonės ir žmogiškųjų resursų vadovai sutartinai atkreipia dėmesį, kad tampa vis sunkiau susirasti talentingų darbuotojų, pritraukti juos į įmonės. Vėliau renginio metu pristatysime, ką rodo tyrimai ir kasmet darbuotojai vis aktyviau svarsto darbo keitimo galimybės. Todėl įmonės susiduria su poreikiu skirti daugiau dėmesio darbuotojams išlaikyti ir surasti naujų talentų. Apie tai visą tai pakalbėsime šios dienos susitikime, tačiau prieš pradedant renginį leiskite priminti ir informuoti apie keletą techninių detalių. Jeigu norėsite užduoti klausimą pranešėjams, kviečiame tai daryti klausk.vz.lt platformoje. Ja matote ir savo ekranuose. Pranešėjams juos užduosite aš užduosiu juos iškart po pranešimo. Tuos klausimus, jeigu nesugebėsime dėl laiko stokos į visus atsakyti, aš paprašysiu, kad pranešėjai juos atsakytų raštu ir paskui tais atsakymais organizatoriai pasidalins su jumis. O dabar, brangiai, prieikime prie mūsų susitikimo tikslo ir pradėkime viską nuo pradžių. Kaip pasikeitusioje aplinkoje elgtis darbdaviams? Į ką atkreipti dėmesį darbuotojams? Kokias karteles turi pasiekti verslas, kad jis taptų tvariai patraukliu darbdaviu? Į šios klausimus padės atsakyti Kreditinfo Lietuva, nauja iniciatyva, ir perduodu žodį, nieko nelaukdamas, Tadui Aleksejūnui, Kreditinfo Lietuva produktų vystymo vadovui. Tadai, žodis jums. Labą dieną, malonu matyti visus gausiai susirinkusius. Kaip Paulius jau mane ir pristatė, esu Tadas Aleksejūnas, Kreditinfo Lietuva produktų skyriaus vadovas. Ir išties džiaugiuosi šiandien suteikta galimybė pristatyti naujovę Lietuvos darbo rinkai, tai naują sertifikatą patikimas darbdavys. Taip pat pristatysiu, kodėl tokio sertifikato reikėjo, kokias problemas darbo rinkoje sertifikatas padės išspręsti ir kokius kriterijus turės atitikti įmonės siekiančios patikimo darbdavio sertifikato. Tad pradedant nuo problemų arba iššūkių, jas galima vertinti iš dviejų pusių. Tai kylančios darbuotojams, ieškantiems darbo, ir darbdaviams, kurie ieško tų talentingų darbuotojų. Tai visų pirma, darbuotojai dažnai nežino arba neturi galimybės objektyviai įvertinti, kuriuose įmonėse dirbti yra geriausia, žvelgiant iš darbuotojo perspektyvų. Mūsų analizė parodė, kad tikrai nebūtinai didžiausias pajamas ar pelnus, taip pat kai kuriais atvejais netgi nebūtinai žinomiausias įmonės bus geriausias vietos darbuotis. Tikėtina, daug kas esate girdėjęs apie įvykius, kaip pasaulinio lygio žinomos įmonės atleidžia gana didelius kiekius savo darbuotojų, kai kuriais atvejais daro tai pakankamai netgi reguliariai. Na ir tuo pačiu yra visai atvirkščias pavyzdys, kai
mažos arba vidutinės, ne itin plačiai žinomos įmonės kūrė išties gerą ir malonę darbo aplinką. Iš kitos pusės žvelgiant, iš įmonių perspektyvos, tai joms taip pat yra nelengva surasti patikimus specialistus, ypač jeigu tai nėra žinoma viešoje erdvėje įmonėje, jeigu reikia surasti itin siauros specializacijos specialistus per trumpą laiką arba daugiau negu vieną patikimą žmogų. Tad uždavinys iš įmonių perspektyvos lygiai taip pat yra itin sudėtingas. Tad patikimo darbdavio sertifikatas ir padės spręsti šias problemas. Tad kogi šiuo sertifikatu siekime? Tai patikimo darbdavio sertifikatą laikome naujų kokybės ženklų Lietuvos darbo rinkoje, kadangi jis paremtas esminiais ir objektyviais kriterijais, kurie leidžia nešališkai vertinti, kurią organizaciją galima pavadinti patikimu darbdaviu. Kasdien stebime ir analizuojame daugiau kaip 200 000 Lietuvos bendrovių, kurios nuolat auga, plečiasi, tad natūralu, kad ieško ir naujų darbuotojų. O darbuotojai siekia įgyti naujų patirčių, lipti karjeros laiptais, tad įmonės keičia, kuriuose dirba. Dažnai girdimas posakis, kad ieškome talentų, tai be jokios abejonės visoms įmonėms reikia talentingų profesionalų, kurie padėtų augti, kurti inovacijas bei kurti pridėtinę vertę. Tačiau kaip darbuotojams sužinoti apie stabiliai veikiančias įmonės, jeigu jos nepatenka tarp didžiausių ir žinomiausių? Ir lygiai taip pat kaip įmonėms, kurios galbūt yra vidutinio dydžio arba mažos, būtų lengviau prisitraukti tuos gerus darbuotojus. Mes bendraujame su daug įmonių, kurios per mūsų kredito biurą tikrina savo klientus, partnerius ir žmonės. Esame daug kartų girdėję tiek iš pačių verslo įmonių, tiek iš įdarbinimo bendrovių, kad darbuotojai ir darbdaviai susiduria su nemažai iššūkių, tokių kaip prasta darbo kultūra, netenkinantis atlygis, per didelė žmonių kaita ir panašiai. Tad atsižvelgiant į minėtus iššūkius, sertifikatas patikimas darbdavys kuria labai aiškią pridėtinę vertę. Tai visų pirma, darbuotojams šis sertifikatas leis lengviau atpažinti sąžiningus darbdavius ir priimti labiau pagristus karjeros sprendimus, kadangi aiškiai parodys įmonių atsakomybę prieš darbuotojus, gebėjimą punktualiai vykdyti įsipareigojimus, kurti palankę ir pagarbę darbo aplinką. O įmonėms aiškiai parodys, kaip gerinti įvaizdį, bei suteiks labai aiškius ir objektyvius kriterijus, siekiant kurti ir palaikyti patikimo darbdavio vardą. Sertifikuotas įmonės turės pranašumą pritraukiant talentingus darbuotojus ir stiprinant savo reputaciją. Na ir kalbėdami apie visą darbo rinką, norime prisidėti prie verslo tvarumo didinimo, skaidrinimo, taip pat atsakingumo didinimo bei didinti įmonių konkurencingumą. Kurdami sertifikatą patikimas darbdavys, labai siekiame, kad jis objektyviai atspindėtų sertifikuotų įmonių patikimumą. Todėl naudojame viešai skelbiamus duomenis iš valstybės institucijų, registrų, tokių kaip registrų centras, Sodra, darbo inspekcija, taip pat Lietuvos teismų portalas ir panašius duomenų šaltinius. Na, šiuo metu tikriausiai daugam kyla klausimas, tai visgi kokie konkretūs kriterijai turi būti tenkinami, kad įmonė galėtų sertifikuotis kaip patikimas darbdavys. Visų pirma, įmonės turi būti veikiančios ne trumpiau kaip 2 metus, bei turėti bent 4 darbuotojus. Šio kriterijaus priežastis ganėtinai paprasta. Įmonė turi būti pakankamai laiko aktyvi, kad sukaupusi pakankamą duomenų istoriją, kuri mums leistų objektyviai ją įvertinti. Žinoma, kaipgi be konkurencingų atlyginimų, tai irgi yra esminis kriterijus. Įmonėje mokamų atlyginimų vidurkis
turi bent 6 mėnesius iš eilės būti didesnis negu regiono, kuriame jį veikia. Taip pat turi būti didesnis ir veiklos srities, kurioje jį veikia, už veiklos srities vidurkį, kurioje jį veikia. Turi neturėti skolų sodrai. Analizuodami įmonės per daugelį metų pastebime, kad skolos sodrai labai dažnai koreliuoja su vėlavimais atsiskaityti su darbuotojais. Tad tai taip pat yra vienas esminių kriterijų, kad įmonė neturėtų įsiskolinimų sodrai. Kiti reikalavimai taip pat buvo skirti atkreipti dėmesį į kuriamą darbo aplinką bei kultūrą. Tai įmonė negali būti įtraukta į darbo inspekcijos gėdos lentą. Galbūt ne visi esate girdėję apie šį šaltinį, tai labai trumpai tai yra tokia darbdavių gėdos lenta, kurioje yra kaupiamas įmonių sąrašas nesąžiningų darbdavių padariusių darbo teisės nusižengimus. Taip pat įmonė negali būti ir teista už darbo teisės pažeidimus. Na ir galiausiai labai svarbu, kad įmonė būtų finansiškai stabili, todėl tikriname ir jos kreditingumo reitingą, nuosavybės ir turto santykį. Tam, kad įmonė galėtų būti sertifikuojama, šie kriterijai negali būti per žemi. Pastebėjome, kad sudėjus visus sertifikatų kriterijus, maždaug tik 2 procentai Lietuvos įmonių atitinka visus reikalavimus, tačiau nors kartelė tikrai nemaža, aš labai skatinu visus kreiptis į Kreditinfo, mes mielai pakonsultuosime ir nurodysime kriterijus, kurių dar trūksta, kad galima būtų sertifikuotis. Pabrėžiu, kad įmoniai tai tikrai nieko nekainuos, jeigu jinai norės sužinoti, ar gali sertifikuotis patikimo darbdavio sertifikatu. Taip pat dar kartą realių pavyzdžių norėčiau parodyti, kad nebūtinai pačios didžiausios pagal pajamas įmonės gali būti sertifikuotos. Tai kaip pavyzdys, ekrane matome restoranų ir pagaminto valgio teikimų veikla užsiemančių top 20 pagal pajamas įmonių sąrašą. Iš jų sertifikuotinos yra 4 įmonės, tačiau yra tam tikrų veiklos sektorių, kur ši proporcija yra kitokia. Pavyzdžiui, apskaitos, buhalterijos ir audito veikla užsiemančios įmonės iš top 20-uko sertifikuotinos netgi 19. Tad tikrai drąsiai kreipkitės į mus ir sužinokite, ar galite būti sertifikuoti. Labai svarbu žinoti, kad sertifikato atitiktis kriterijams yra tikrinama kiekvieną dieną, tad sertifikuota įmonė neturėtų atsipalaiduoti, bet toliau nuolat užtikrinti savo atitikti aukštiems standartams, išlaikyti aukštą skaidrumo ir atsakomybės lygį. Tokiais atvejais, jeigu bus užfiksuojama, jog įmonė, sertifikuota įmonė, nebeatitinka patikimo darbdavio kriterijų, sertifikato galiojimas bus stabdomas iki tol, kol neatitikimai bus ištaisyti ir tokiu atveju automatiškai sertifikatas vėl bus pratęsiamas. Kviečiu visus pamačiusius viešojoje erdvėje ar įmonės skelbiamoje erdvėje patikimo darbdavio logotipą pasitikrinti taip pat ir kreditinfo.lt puslapyje, kadangi šiuo metu aktualų sąrašą sertifikuotų įmonių mes nuolatos atnaujinsime ir skelbsime. Na, bet kaip bebūtų, nuoširdžiai linkiu, kad sertifikuotoms įmonėms sertifikatai nebūtų atšaukiami. Žinoma, jeigu įmonė buvo kada nors sertifikuota, tai be jokios abejonės jinai puikiai žino ir supranta, ką reiškia būti patikimų darbdavių. Tad dėkoju visiems už jūsų dėmesį, linkiu atstovaujamoms įmonėms atitikti patikimo darbdavio sertifikato kriterijus. Na ir jeigu turite klausimų, aš mielai juos atsakysiu.
Taip, brangus klausytojai, tik tai primenu, kad jūs galite užduoti klausimus Tadui arba kitiem šios dienos pranešėjam. Nuorodą paspaudę klaus.vz.lt, tenai rašykite klausimus. Ir Tadai, aš norėčiau pirmas pradėti klausti jūsų. Sertifikatas patikimas darbdavys atskleis 2 procentus darbuotojams atsakingų įmonių. 2 procentai atsakingų įmonių. Tai yra daug ar mažai? Na, iš tiesų, kurdami šio sertifikato kriterijus ir juos analizuodami, norėjom palaikyti pakankamai aukštą kartelę ir pakankamai aukštą kokybės standartą. Tad kriterijai pakankamai yra griežti. Ir 2 procentai galbūt ir neskamba kaip labai didelis skaičius, tačiau jisai nuolatos kinta, įmonės savo kasdienėje veikloje rezultatus nuolatos ir gerina, ir kai kuriais atvejais ir supaprastina. Tai iš esmės daug labai matome įmonių, kurios labai arti to kriterijaus atitikimo ir būtent dėl to netgi skatinčiau kreiptis į mus, mes labai aiškiai parodysime, kurioje vietoje šiek tiek galbūt pritrūko įmonė ir tikrai dažnu atveju bus nesunku ištaisyti trūkumą tam, kad atitiktų to patikimo darbdavio kriterijų. Turime ir klausimą pirmąjį. Kriterijai, kuriuos išvardinote, viešai prieinami duomenys, kuriuos gali pats pasitikrinti bet kuris kandidatas ar darbuotojas ar darbdavys apie save sužinoti. Tad koks tikslas sertifikuotis? Kur yra vertė naudotis būtent Credit Info sertifikatu? Na taip, tai visų pirma, mes užtikrinsime, kad šie kriterijai būtų nuolatos stebimi, kadangi aš išvardinau berods 7 pagrindinius kriterijus, tačiau jų yra kur kas daugiau. Ir tikrinti kiekvieną dieną atitikti šitiems kriterijams iš tikrųjų nebus itin paprasta, tad mūsų užduotis ir bus atlikti tą tokį kasdienį monitoringą, bei oficialiai paskelbti įmonių sąrašą, kuris atitinka patikimo darbdavio vardą. Gerai. Reda klausia jūsų, Tadai. Sveiki, kokio tipo įmonės bus vertinamos, ar tik privataus verslo, ar ir, pavyzdžiui, viešojo sektoriaus, taip vadinamos biudžetinės? Šioje vietoje mes neįsivedėm jokio kriterijaus skirstyti įmonės, ar tai būtų viešojo sektoriaus ar privataus, kadangi abiejose srityse gali būti patikimų darbdavių ir aš neabejoju, kad yra patikimų darbdavių, tad esminis veiksnys tai yra atitiktis kriterijams, o ar tai bus viešasis ar privatus sektorius tikrai nesvarbu. Jonas perduoda jums klausimą, kaip dažnai jūs tikrinate įmonių duomenis? Tai iš esmės įmonių duomenis mes tikriname kiekvieną dieną iš viešų šaltinių, tad lygiai taip pat ir sertifikato atitiktis yra tikrinama kiekvieną dieną. Kokia sertifikavimo kaina? Tada jau konkretus klausimas iš Kristinos. Ačiū, Kristina. Taip, tai kurdami šį sertifikatą siekiame kelių tikslų, tai padėti verslams ir darbuotojams ir pasitikrinti, ar įmonė atitinka sertifikato kriterijus, galima nemokamai, visą laiką mes nurodysime, jeigu kažkurie kriterijai yra neatitinkantis, taip pat net jeigu ir įmonė atitinka visus kriterijus, nebūtinai reikės pirkti sertifikatą, o sertifikatas turės 274 eurų kainą, jeigu atitikus kriterijus bei pasirinkus sertifikuotis bus nutarta sertifikuoti. Ačiū, Tadai. Dar vienas klausimas, klausė jūsų Žana. Kiek Lietuvoje turėtų būti procentaliai atsakingų įmonių, kad Lietuva galėtų būti konkurencinga Europos šalių atžvilgių? Ir tas 2 procentai lyginant su Europą arba galbūt su kitais kontinentais pasaulyje, kaip mes atrodome čia irgi tada, jeigu galite, Tadai, praplėskite atsakymą. Na taip, čia turbūt pakankamai
subjektyvus būtų vertinimas, kiek turėtume turėti tų patikimų darbdavių pagal mūsų kriterijus lyginant su užsienio įmonėmis. Visą laiką norėtųsi turbūt, kad jų būtų kuo daugiau. Aš dar kartą pabrėšiu, kad kriterijai yra pakankamai griežti, kartelė užkelta aukštai tam, kad sertifikatas turėtų kuo didesnę pridėtinę vertę. Tad vėlgi, jeigu lyginsime su užsienio įmonėmis, ne visi galbūt kriterijai galėtų būti ir joms pritaikomi. Tad aš tikslaus skaičiaus nenorėčiau įvardinti. Mes kaip Kreditinfo vertiname, kad Lietuvos darbo rinka yra pakankamai nebloga, bet būtent šis sertifikatas padės jai būti dar geresnis. Agnius klausia, ar su tokiu sertifikatu galėčiau tikėtis didesnio dėmesio tarp darbuotojų ieškančių darbo? Taip, vienareikšmiškai mūsų vienas iš pagrindinių tikslų ir yra parodyti tas įmonės, kurios gerai elgiasi su darbuotojais, moka laiku ir konkurencingus atlyginimus, ir apskritai labai aiškiai prioritizuoja darbuotojo gerovę. Tad beieškant darbo, pamatę šį ženkliuką, mes nuoširdžiai tikime, kad įsidarbinę tokia įmonė jausitės kur kas geriau. Vadinasi, tikime, kad ir atsiras daugiau darbuotojų, kurie norės dirbti tokiose įmonėse. Sandra turi labai praktišką klausimą jums. Ar suspenduotas sertifikatas vėl turėtų būti iš naujo įsigyjamas, ar tiesiog atnaujinamas galiojimas? Gal ir kainodara kažkaip tai galime pakomentuoti, kiek tai naujai gauti sertifikavimą arba atnaujinti? Taip, tai tais atvejais, jeigu sertifikatas yra atšaukiamas ir po kažkiek tai laiko grąžinamas atgal, papildomai tai nieko nekainuos. Sertifikatas yra įsigyjamas ir susimokama už visus metus. Vadinasi, jeigu bet kuriuo metu nebeatitinkant kriterijų, jisai yra suspenduojamas ir po to grąžinamas atgal, iš karto automatiškai kitą dieną jisai vėl viešai bus skelbiamas kaip galioja. Ar kitose šalyse yra tokie sertifikatai ir kokia praktika kitose Europos, pavyzdžiui, šalyse? Raminta klausia. Taip, tarp kitko, kaip ir buvo minėta, ir Kreditinfo darbuojasi ne tik Lietuvoje, tad turime sertifikatų ir kitose šalyse, tačiau patikimo darbdavio sertifikatas mūsų žiniomis yra unikalus sertifikatas, tad užsienyje kol kas mes esame girdėję tik tais apie kitokių tipų sertifikatus. Nuostabu. Ir turbūt, kad paskutinysis klausimas, nes gerai, dar du paskutiniai, nes ką tik įkrito dar vienas klausimas nuo Lino. Tai paskutiniai du ir tada aš jau turėsiu pristatyti kitą pranešėją, o jeigu bus daugiau klausimų, mes juos jums peradresuosim Tadai asmeniškai ir jūs galbūt galėsite atsakyti raštu. Vilma klausė, sveiki, kur reikia kreiptis, jei norime sužinoti, ar įmonė atitinka kriterijus gauti sertifikatą, kokie yra kontaktai? Taip, tai ačiū už klausimą. Kontaktus turėtumėt matyti savo ekrane, tai galima susirasti juos kreditinfo.lt puslapyje arba galite tiesiogiai rašyti darbdavys@kreditinfo.com ir susisiekti su mūsų vadybininkais. Linas tokį patikslinamąjį klausimą jums noriu užduoti. Ar teigiate, kad net 98% Lietuvos įmonių yra nepatikimi darbdaviai, jeigu tik 2% atitinka kriterijus? Taip. Iš tiesų, nepatikimo darbdavio sertifikato mes neduodam. Galbūt, kaip jau ir minėjau, tas mažas procentas skamba labai taip pesimistiškai, bet iš tikrųjų, kaip ir minėjau, kriterijai yra išties labai aukšti. Ir mes to siekiame tam, kad pabrėžti būtent tas jau ypatingai išsiskiriančias įmonės. Galėtume pavadinti ypatingai patikimus darbdavius. Tai tikrai nereiškia, kad likusios įmonės kažkuo yra blogos, tačiau tie būtent 2% tikrai yra ypatingai gerų įmonių imtis. Kas kiek laiko gavus sertifikatą reikės jį atnaujinti? Paskutinis klausimas nuo Jurgitos.
Taip, tai aš kaip ir minėjau, sertifikatas yra įsigyjamas už visus metus, tad pasibaigus metams, jeigu norėsite pratęsti sertifikato galiojimą antriems metams, tokiu atveju reikės jį papildomai pratęsinėti. Kitais atvejais visi atšaukimai ir atstatymai įvyks automatu, tad rūpintis nereikės. Ačiū, Tadai. Laikas yra laikas, jisai ribotas dėja resursas, tai aš keliauju pristatinėti kito pranešėjo, klausimai dar matau, kad vis krenta ir krenta, tai paprašysime jūsų, Tadai, atsakyti ir tada jau organizatoriai prasiūs tuos atsakymus mūsų šio renginio dalyviams po konferencijos su nuoroda. Ačiū, Tadai, dar kartelį jums už šį naują produktą rinkoje, už jūsų pranešimą, linkiu kuo geriausios sėkmės. O dabar I now pass the word to Emma Redfern, Head of Human Resources at the International Credit Bureau Group, Credit Info Group, who is joining us from London in the early hours of the morning. Morning, Emma. Morning, thank you. How are you? I'm very well, thank you. How are you? Good, thank you. So please, the stage is yours. Great, thank you very much. Well, good morning, everybody. I guess firstly, just to introduce myself. So my name is Emma Redfern, and I am the Group Head of HR for Credit Info Group. I am based in the UK, so please accept my best wishes from the UK to all of you over in Lithuania this morning. I'm very delighted to be here, and I just wanted to spend a few moments of your time talking about some of the trends and the evolution of what we're seeing in the way that we're working and how that sort of really transpires into the employee branding and trust to build for employees. So firstly, just looking at the shifting landscape of work. So what we're seeing is technology, automation, and the evolving skill demands are really shaping the way that we work at an unprecedented pace right now. However, amid of all this transformation, one constant that remains at the very heart of any successful organisation is employer branding and trust. In today's competitive talent market, what we're seeing is job seekers are no longer just looking for what they're going to receive at the end of their month from their salary. They want purpose, alignment, and their values to be aligned with career growth within a workplace that they can trust. So a strong employer brand is no longer something that is just a luxury. It's really something that is a necessity within a workplace to help really ensure that you are bringing in the right talent. So organisations that proactively shape their reputation, foster a positive workplace culture, and they authentically communicate their values are ones that attract and retain the best talent. This is really crucial for all businesses to start to consider about how they can develop their employee branding. So why does this matter? So employee branding is a universal strategy. It's crucial across all markets. This isn't just for our Lithuanian market. It applies to us within the UK, as well as across some of the larger economies such as the US and China. Companies that prioritise employee branding and their reputation benefit in many different ways, such as attracting and retaining top talent. In today's fast-paced environment, what we're seeing is that employees have a lot more choice in where they want to work. So having a strong employer brand is a differentiator between attracting those that are high-performing individuals rather than losing them to a competitor. It also enhances transparency and trust. So companies that openly communicate salary structures, career growth opportunities, and workplace policies create credibility and engagement within their workforce. And it also strengthens global competitiveness. So a strong employer branding doesn't just help locally, it helps businesses expand into new markets, recruit internationally, and build a resilient future-ready workforce. So candidates today research potential employees in the same way that they would for many different researches that they may do. And they look on social media platforms, and particularly platforms such as Glassdoor, LinkedIn, and social media. And these platforms have really given employees a voice to say what really matters to them and what they're looking for. So these are really crucial tools to be looking into to understand where your employee branding might already sit.
So companies that don't proactively manage their reputation may be defined by others through some of these social media platforms as well. So it's really crucial to think about this. So some of the data that we're seeing, so Glassdoor suggests that 86% of employees and job seekers research company reviews and ratings before applying for a role. 75% of job seekers are considering employees' branding before applying. This is based on LinkedIn. And then 69% of employees are more likely to apply for a company that actively promotes its culture online. So transparency and fairness have become competitive advantages. Organizations that openly share their workplace culture, leadership principles, and career development opportunities gain trust and credibility. So what we've also been noticing, and I think this is probably quite prevalent on the since COVID in 2020, is the role of flexibility and the connection that people are looking for within a workplace. So there's been a huge shift towards remote and hybrid working models, and this has really redefined workplace expectations, particularly as we're seeing new generations moving through the workforce as well. So flexibility doesn't differentiate organizations anymore. It's actually starting to be more of an expectation for people to have that level of flexibility in the workplace. So organizations that don't adapt risk losing talent to competitors that do offer this work-life balance and employee well-being programs. So employees want meaningful connections to their company's mission, values, and leaders. The most successful companies create culture where employees feel valued through things like recognition and career development, that they're connected through a strong leadership and communication and transparent communication at that, and they're empowered through autonomy and professional growth opportunities. So building a culture of growth and trust is all around employee branding. It's not just about an external perception, it's what happens inside the organisation. Employees who see clear pathways for career development, mentorship opportunities, leadership advancements are more likely to stay committed. Companies that invest in employee development are 2.5 more times likely to retain that talent. And employees who feel they have growth opportunities are 41% less likely to leave their employer. Beyond branding, trust is the foundation of a successful employer and employee relationship. Employees want to work for companies that keep their promises, and not just in pay and benefits, but also within the ethics of the organisation, looking at their diversity and the inclusion and equity they're bringing into the company, and of course, their corporate social responsibility. Organizations that build a culture of fairness and transparency attract top talent and who align with their mission, increase employee engagement and therefore productivity, and enhance their reputation as an employer of choice. So the labour market will continue to evolve, shaped by technology, changing the workforce expectations, the skills that we need in the workforce, and global competition. But no matter how that continues to change, employee branding will always be something that employers will require to continue to be successful. So this is all about being trusted partners for people that have chosen the careers to work within that organisation. It's the future of the way we work, and trust is not just an advantage, it really is the foundation of everything that you'll be building within your organisation. So I think just to sort of close in for this here, I think it's really clear from the evolving trends we're seeing within the markets that employee branding, fairness, transparency, and employee well-being is really what will drive the progress within labour markets. So by striving for excellence, you're not just creating a better workplace, you're setting really high standards and inspiring others to follow within your footsteps. So yeah, that's everything that I had to walk through with you today, but thank you, and happy to take any questions that you may have on this as well today. Yes, Emma, we have one. Why is employer branding essential for attracting and keeping top talent in today's job market? Yeah, absolutely. Great question. Thank you for that. So I think really, as we've sort of, hopefully heard through what I've talked about this morning, is that
when we're seeing the evolution of a lot of workplace trends, and particularly the use of social media, different technology platforms, they're giving such a strong voice to employees and job seekers, that they are your brand. They are your people that are talking about how your company's evolving, how it feels to work there. Is it a great place to come in to work? So having a very strong employee brand where employees are aligned to your own values, to your mission, to your purpose as an organization, really helps for them to be able to align externally, talking about what your company is there for. And that's really why the employee branding is so important within this as well. We're seeing job seekers more and more are looking at employee branding. What's their mission? What's their purpose? What's their corporate social responsibility? What do they do as an organization? Why would I go and work for them rather than go and work for another organization? So it really helps to attract high-performing talent as well when you have a strong employee brand. Okay, thank you, Emma, for joining us, and thank you for your speech. Thank you for your ideas. Dėkojame Emmai Redfern už dalyvavimą mūsų šios dienos renginyje. Have a nice day. O dabar pasidalinti įžvalgomis, kas vyksta Lietuvos ir pasaulio darbo rinkose, ko ieško ir klausia darbuotojai, su kokiais iššūkiais susiduria darbdaviai, kviečiame pasidalinti Jurgitą Lemešiūtę, People Link vadovaujančią partnerę. Sveiki, Jurgita. Sveiki visi. Taip, aš šiandien pasidalinsiu įžvalgomis iš mūsų tyrimo, kurį atliekame jau daug metų. Tai kaip darbuotojai renkasi darbdavį, arba kitaip sakant, kaip padaryti, kad darbuotojai ant jūsų darbo skelbimų paspaustų aplikuoti, o ne kitas darbo pasiūlymas, ar ne? Bet pirmiausia, noriu gal pasidalinti ir pažiūrėti kartu, kas vis tik apskritai vyksta darbo rinkoje. Ir kaip matom iš grafiko, ar ne, darbuotojų pasitenkinimas darbu darbdaviu pastaruoju metu kaip amerikietiški kalneliai. Paulius minėjo tektoninius pokyčius, ar ne, bet iš tiesų, nors ir investuojame vis daugiau į darbuotojų gerovę, ir vis daugiau visokių verčių atsiranda naudų darbuotojams, pasitenkinimas, toksai labai banguojantis ir iš tikrųjų tie darbo keitimo ar darbo paieškos nuotaikos, jos, netgi sulėtėjus ekonomikai, šiek tiek tas dinamika nemažėja. Kitas didelis tyrimas, LinkedIn ir Microsoft, tikrai labai didelės apimties, rodo, kad tikrai didelis procentas, net 46% darbuotojų planuoja keisti darbą šiemet. Tai jeigu atsimena 21-ais tą fenomeną vadinom Great Resignation, ar ne, tai dar neaišku, kaip vadinsim šitą, ar nežinau, didžiąją migraciją, o gal, kaip pas mus dažnai kandidatai palieka žinutę, ar ne, kad jeigu turėsit kažkokį pasiūlymą, tai duokit žinot, tai gal nežinau, kokia bus tai didysis, aš tik žvalgausi, bet galbūt iš tikrųjų nekeisiu darbo, ar ne, fenomenas. Tai ta rinka tikrai aktyvi, tikrai dinamiška, mes tą labai jaučiam ir tas kandidatų pritraukimas ir toliau išlieka iššūkių. Kiti iššūkiai, jeigu kalbam apie pritraukimą, bet taip pat ir nemaža dalis, jau keletą metų stebim, kad nemaža dalis kandidatų jau atrankos procese praėję visą atranką galutiniuose etapuose atsisako prisijungti prie įmonės, ar ne, tai irgi tai sukelia visiems labai daug nepatogumų, kaip kad, nežinau, prie altoriaus, ar ne, jau atėjus prie altoriaus, sako, aš dėja sutikau kitą ir nebesituoksiu, ar ne. Tai tikrai tas irgi sukelia nemažą atkritimą ir tikrai praradimą resursų
ir visa kita. Ir tikrai nemažai įmonių įvardina, kad vis tik susiduria su sunkumais pritraukti tų pakankamai, talentingų, kaip Tadas įvertino, kaip Tadas paminėjo, ar ne, tų darbuotojų. O ką vis tik sako verslas, vėlgi mes turim nemažai klientų ir kiekvienais metais pasiklausiam, kokie verslo planai, kokie jų planai, ar ne. Tai sakyčiau, tokios dvi apylygės visai grupės, tai kas antra įmonė planuoja plėsti komandą ir sakykime, va taip, šiek tiek daugiau nei pusė planuoja vykdyti plėtrą, mažiau nei pusė galbūt taip nuosaikiau žiūri ir verslo aplinką vertina kaip sudėtinga, tai sakyčiau toks 50/50, ar ne, kad nėra tokios vienareikšmiško atsakymo, kad visi čia augs arba visi kažkaip efektyvinsis. Tai jau prieinu prie mūsų tyrimo rezultatų. Jį, kas vykdom jau keletą metų ir dabar jau 4 pastarieji metai vykdom tokio vadinamo field study principų, tai reiškia iš mūsų vykdomų atrankų mes bet kokiu atveju kalbinam tuos kandidatus, ar ne, jų pakalbinam apie 6,000 per metus ir tada, kaip čia renkam tos duomenys, juos sisteminam, ar ne, aišku, nuasmeninam ir tyrime mes iš tikrųjų pristatom, ir šiandien aš jums pristatysiu, tik tai mes tai vadinam rezultatyvių kandidatų atsakymais, tai va tų talentingų darbuotojų, ar ne, ką Tadas minėjo. Dėl ko? Dėl to, kad aš manau, kad rinkoje yra labai daug manipulacijų apie tai, ko tie darbuotojai iš darbdavių nori, ir ten vieni dalinasi, kad turi būti ten, nežinau, Nokia avokadai yra tekę girdėti, ar ne, biure, ar ten tam tikros kavos pupelės. Tai mes sakom, kad mes norim pritraukti tuos darbuotojus, kurie kuria rezultatą, kuria vertę įmoniai ir stengiamės nesiklausyti to viso triukšmo, stengiamės orientuotis į tų darbuotojų motivaciją ir kriterijus, kurie, atitinka darbdavio reikalavimus ir pasiekia tuos tikslus. Čia šiek tiek padalinta grafike matot, kokio lygio tai yra darbuotojai, iš kokių sričių, ar ne, visais atvejais tai yra kvalifikuotą darbą dirbantis specialistai ir vadovai. Tai mūsų tuos kriterijus rezultatyvaus darbuotojo atitiko iš tos imties 2069 žmonės iš praeitų metų surinktų duomenų, tai jų tuos atsakymus toliau ir pateiksiu. Tai visų pirma, mes kandidatų klausiam, kodėl jie nusprendė kandidatuoti į tą poziciją, ar ne? Kas patraukė jų dėmesį ir kodėl jie paspaudė tą mygtuką aplikuoti arba sutiko dalyvauti atrankoje, tiesiogiai jau mūsų pakalbinti, nes toli gražu ne visos atrankos pasibaigė sakyčiau, netgi daugiau nei pusė atrankų mes vis tik tiesiogiai kalbinam tos kandidatus, tą vadinamą galvų medžioklę, ar ne, ir nebūtinai jie suaplikuoja. Tai kas tikrai, kokią tendenciją tikrai matom jau eilę metų, tai vis mažėjančių finansinių aspektų įtaka ir atlygis tikrai sudaro kiekvienais metais vis mažesnę, kaip čia pasakyti, mažesnį svorį kandidatam aplikuojant ir tai jau rodo, ar ne, kad rinkoje tie atlyginimai tikrai yra gana panašus, tuo labiau, kad jie yra vieši ir natūralu, kad tai jau nėra tas pagrindinis svoris, dėl ko žmonės nusprendžia aplikuoti. Taip pat vis mažėja ir nepasitenkinimas esama situacija. Čia jau kalbu apie mūsų duomenis, ar ne, dėl ko žmogus nusprendžia aplikuoti. Tai tie Glassdoor tyrimai rodo, kur anksčiau dalinausi, kad ta nepasitenkinimas yra gana aukštas, bet matyt, tai ne visą laiką nulėmė žmogaus dalyvavimą kitoje atrankoje. Kas vėlgi rodo, kad darbdaviai tikrai matyt jau užtikrina tas gana geras sąlygas daugumai darbuotojų ir tikrai nedaug jų ieško darbo dėl to, kad kažkas yra negerai, ar ne?
Ir daugiausia iš tikrųjų žmonių ieško darbo dėl karjeros ir augimo galimybių arba kandidatuoja į kitas pozicijas dėl galbūt didesnių tam pasiūlymai ir panašiai. Ir antras pagal svorį dalykas tai yra bendrai įmonė. Tai yra įmonės reputacija, įmonės kultūra arba kitaip tas įmonės pozicija rinkoje. Dėl ko aš irgi tikrai manau, kad šitas Kreditinfo įrankis, apie kurį šiandien ir kalbam, tikrai yra reikalingas ir tikiu, kad gali būti labai paveikus. Mes tikrai nesirepetavom tų pranešimų, bet akivaizdu, kad tai yra vis svarbiau ir svarbiau darbuotojam renkantis tą sekantį karjeros žingsnį. Kas dar labai svarbu atkreipti dėmesį, kad net 86% kandidatų tikrina įmonės reputaciją ir atsiliepimus. Ir tam skiria beveik 2 valandas savo laiko. Tai yra, tikrai labai daug ir tai yra, tikrinama ir socialiniai tinklai, ar ne, ir ką minėjo Ema, ir įvairūs kiti kanalai, ir skundų portalai, ir įmonės puslapis, ir nevengia pasiklausti ir pažįstamų galbūt, kurie yra ten dirbę, dėl to, būtent esami ir buvę darbuotojai, ar ne, ką irgi minėjo Ema, tikrai yra, labai svarbu, kokią jie tą žinutę neša, nes dauguma kandidatų tikrai pasitikrins ir tas laikas skiriamas jisai yra gana didelis. Tai jokio spaudimo, bet tikrai vertėtų susiinventorizuoti ir tikrai aš sutinku su Ema, kad darbdavio įvaizdžio formavimas jau nebėra prabanga, ar ne, tai tikrai yra būtinybė ir mes turim sąmoningai apie tai galvoti ir sąmoningai jį formuoti. Kitas klausimas, kurį mes klausėm savo tyrime, tai kokie jau tie kriterijai tada nulemia, kad kandidatas pasirenka vieną ar kitą tą darbo pasiūlymą. Tai jeigu pirmas klausimas buvo apie tai, kada spaudžia aplikuoti, tai antras klausimas yra apie tai, kai jau kandidatas sužino apie įmonę, kai jis jau praeina atrankos procesą ar ne, turi pokalbį vieną ar kelis ir kaip tada jis įsprendžia. Tai čia vėl matom, kad karjera išlieka aukščiausioje vietoje, natūralu darbo uždaviniai ir procesai, nes kiekvienas mes vis tiek norim žinoti, ar tas darbo pobūdis atitinka mūsų kompetencijas, ar atitinka tai, ką mes mokam geriausiai. Ir tada tikrai jau labai svarbi trečia vieta, sakyčiau, ta kompanijos pozicija rinkoje, kompanijos sritis ir įmonės kultūra. Tai aš netgi įvardinčiau, kad visos tos 3 dalis, kas realiai yra organizacija, sudaro tikrai labai didelį sprendimą žmogui priimant darbo pasiūlymą. Šitie kriterijai šiek tiek skiriasi priklausomai nuo sektorių. Pavyzdžiui, finansų darbuotojam šiek tiek svarbiau, pavyzdžiui, organizacinė kultūra, nei ten įmonės reputacija, pardavimų atstovam svarbiau pats produktas ir sritis atsiranda irgi tame top kriterijų sąraše, ar ne, technologijų specialistams svarbu, kokiais įrankiais įmonė naudojasi, inovacijom. Tai tie kriterijai gali šiek tiek skirtis, mes turim pilną tyrimo, kaip čia, ataskaitą, tai aš ją irgi mielai pasidalinsiu su tuo, kas norės. Tai šiek tiek dar paanalizuojant tuos kriterijus, ar ne, ir ką tada tikrai labiausiai gal įmonėms į ką reikėtų atkreipti dėmesį ir galbūt kaip žinant tą informaciją, panaudoti ją savo atrankos ar pritraukimo procese, kad tie kandidatai paspaustų tą mygtuką aplikuoti. Ir tam mes darom tokią gilesnę jau turinio analizę, kurią iš tikrųjų irgi iš tų visų kandidatų atsakymų naudojam dirbtinio intelekto įrankį, kuris mums padeda juos sugrupuoti ir šiek tiek gal susisteminti, nes tų duomenų tikrai yra labai daug. Tai vienas iš tokių aspektų, ką vertėtų irgi atkreipti dėmesį, tai kad jau beveik pusė kandidatų nebesvarsto tų vadinamų horizontalių karjeros pokyčių. Tuo tarpu labai dažnai pas mus tikrai klientai ateina ir sako, mes norim analogišką darbą patirtim, beveik už tą patį atlyginimą, bet, sakykime, mes geresnė įmonė, ar ne?
Tai tikrai bus, nesakau, kad neįmanoma, bet tikrai bus sunkiau pritraukti kandidatus, nei tokiam pasiūlyme, kur yra aiškiai vardintos galbūt kokios yra augimo galimybės toj pozicijoje, ar galbūt jūs svarstote kandidatus iš šiek tiek gal žemesnės pozicijos, ką irgi pasižymėjau dar ir savo minėjo Ema, kad įmonės, kurios investuoja į tas augimo galimybės, sėkmingiau ne tik pritraukia, bet ir išlaiko darbuotojus, ar ne? Ir tas procentas labai panašus. Tai džiaugiuosi, kad ta mūsų analizė atitinka ir tas pasaulinės tendencijas. Tai tikrai nevengti ir skelbimuose minėti ir mokymų, kažkokių profesinio augimo programų, gal nebūtinai skelbimuose, bet darbo pokalbių metu, ar ne, kad tikrai labai aiškiai įvardinti, kodėl tie kandidatai, kaip jie galės augti, plėsti savo kompetenciją ir panašiai būtent jūsų organizacijoje, ar ne? Kitas aspektas, tie darbo uždaviniai ir procesai ir atrodo, ką mes čia labai prikursim, darbo aprašymas yra toks, koks jisai yra, ar ne, bet vėlgi, skaitant kandidatų atsakymus, tie raktiniai žodžiai, čia juos taip specialiai esu pažymėjus, kabutėse palikus tą, tais terminais, kuriais dažniausiai ir mini kandidatai, tai tikrai nevengti paminėti ir technologijas, su kuriuom dirbom, gal kažkokius inovatyvius sprendimus esate įgyvendinę. Tikrai daug kandidatų akcentuoja, kad traukia tie rimti projektai, ar ne, kažkokia, prisidėjimas prie kažko didesnio, ar ne, o galbūt netgi yra kažkokie aiškus procesai, kurie sukuria mažiau kažkokio chaoso, bet tai vėlgi aš suprantu, kad to gal neįmanoma sudėti visko į darbo pasiūlymus, bet tikrai paminėkite tai pokalbių metu, žinodami, kad tai gali nulemti to kandidato sprendimą pas jūs dirbti arba nedirbti. Ir trečioji dalis apie tai, matyt, ką mes šiandien skiriam patį didžiausią dėmesį viso renginio, tai yra ta kompanijos pozicija rinkoje arba tas bendrai darbdavio įvaizdis, bet ką sako mūsų kandidatai, tai nėra tik tai apie darbdavio įvaizdį, tai yra apskritai apie įmonės reputaciją, ar ne? Tai ką kandidatai dažniausiai mini, tai būtent tas stabilumas, ilgametė patirtis, patikimumas, ar ne, finansinis saugumas. Tai manau, kad būtent tas patikimo darbdavio sertifikatas tikrai gali padėti atliepti net 61% kandidatų, patraukti jų dėmesį, ar ne. Tada, kaip minėjau, kažkokios didelės apimties, unikalūs, inovatyvūs projektai, ką irgi kandidatai mini dažnai darbo pokalbiuose, ir taip pat augimą, pripažinimą, kažkokius pasiekimus, tai irgi tikrai nevenkite pasididžiuoti ir tą paminėti. Ir pabaigai apie atlygį, taip kažkaip uždėjau tą vyšnę ant torto su ta mintim, kad, atrodo, negi tikrai tas atlygis nieko jau čia nebelėmė ir kandidatai eis dirbti, sakykime, už mažesnį ar visai nežiūrės šito dalies pasiūlyme. Deja, ne. Tai čia toks yra, kai klausi, ar tai svarbu, dažnai žmonės pasako ne, bet trečias klausimas, kurį mes analizuojam savo tyrime, tai yra, kiek iš tada jau, kai kandidatai priima pasiūlymą arba atmeta, kaip aš minėjau, nemažas procentas atmeta pasiūlymą, tai kokie tada buvo tie kriterijai. Ir pasirodo, kad net 50 atvejų, kurie atmeta darbo pasiūlymą, vis tik jį atmeta dėl atlygio, ar ne? Tai ką tai rodo? Tai rodo, kad jeigu mes nesiūlysim to bent jau vidutinio atlyginimo, ar šiek tiek aukštesnio, matyt, kad vargu, ar ten mūsų visi tie kitos pastangos, apibūdinant karjerą, turint patikimo darbdavio sertifikatus ir visus kitus dalykus duos tą pakankamą grąžą. Tai matyt, dar atidėjau, kam galbūt skiriasi, ir kaip minėjau, tie kriterijai, jie šiek tiek skiriasi per skirtingus pozicijų lygius, ar per pareigybės, ar netgi per labiau tos talentingus, ar tos rezultatyvius darbuotojus ir mažiau rezultatyvius. Tai
Tai čia irgi matom, kad atlygis turi skirtingą svertą skirtingom tom pozicijom. Čia turime omeny junior, tai jaunesnieji specialistai, mid vidutinio lygio ir senior jau vadovai ir aukščiausio lygio specialistai. Tai tiek trumpai iš pristatymo. Šitą QR kodą nuskanavę galite parsisiųsti visą tą mūsų praeitų metų tyrimo ataskaitą, kur yra ten ir detaliau, kam įdomu. O dabar laukčiau jūsų klausimų, jeigu yra. Taip, Jurgita, tikrai yra. Skubu užduoti klausimą nuo Dianos. Kodėl dauguma kandidatų atsisako darbo? Toj finaliniai turbūt stotelėje prie altoriaus, kaip minėjote. Ar patikė konkrečias priežastis? Taip, iš tikrųjų mūsų duomenyse turim tą statistiką, tai didžioji dalis atsisako dėl atlygio, kad vis tik atlygis nepateisino lūkesčių. Kita nemaža dalis dėl to, kad gavo tą kontr pasiūlymą, ar ne, tai sutiko kitą arba liko su buvusiu pas esamą darbdavį. Tai didžioji dalis atmetamų pasiūlymų tikrai yra labai pragmatiškos priežastis. Tai dažniausiai jau, sako, taip, mums labai patiko šitą kompaniją ir praėjau visą atrankos etapą ir norėčiau čia dirbti, bet esamas darbdavys pasiūlė. Tai kaip sakiau, nesuvaldžius tų bazinių dalykų, vis tiek galim prarasti dalį kandidatų. Klausytojas ar klausytoja dėkoja už įdomų pranešimą, sako gera klausyti, kad tik 12% apklaustųjų pažymėjo įmonės vadovo svarbą. Tiesa? Tik tiek mažai rūpi vadovas, kur aš einu dirbti? Mes taip irgi šitą diskutavom su kolegom netgi, ar ne, ir dažnai ir su klientais diskutuojam, nes mūsų šiaip patirtis rodo, kad kai jau, kai mes kalbame su kandidatais, tai jie, tikrai, jeigu, pavyzdžiui, vadovas nepatiko pokalbių metu, sako, jaučiu, kad gal nesusidirbsim, ar ne, bet ir yra tas posakis, ar ne, kad sutinka pagal rūbą, o ten ateina į poziciją, išeina iš vadovo, tai matyt vadovas turi tą didesnį svorį tolimesniai darbuotojo motyvacijai. Net nematyto, o dauguma tyrimų rodo. Tuo tarpu, renkantis darbdavį, tas svoris yra šiek tiek mažesnis. Ačiū, Jurgita, už tikrai įdomų pranešimą, ačiū už atsakymus į klausimus, mūsų laikas jau kaip ir išseko. Renginio organizatoriaus Kredito biuro Credit Info Lietuva vardu dėkoju dalyviams visiems, kurie šiandien prisijungėte, dalyvavote, kurie ypatingai ačiū sakau tiem, kurie klausimus uždavinėjote. Tikimės, kad šiandien ne tik sužinojote apie naują produktą Lietuvos darbo rinkoje, bet ir gavote naudingų žinių. Linkiu visiems geros, darbingos dienos ir prasmingo kelio siekiant sertifikato. Patikimas darbdavys, kad tie 2% išaugtų kur kas didesnius procentus. Ačiū dar kartelį visiems ir gražios dienos.